Jonavoje numatoma dar vieno prekybos centro statyba. Ir taip gausiai Jonavos prekybos centrų šeimą po kelių metų papildys dar vienas, tiesa, užsienio prekybos tinklo atstovas Lidl. Lidl parduotuvėse prekiaujama produkcija laikoma viena pigiausių, tad mūsų prekybos tinklams tai taps dideliu galvos skausmu. Jonavoje šio prekybos centro statyba planuojama Žemaitės gatvėje, šiuo metu esančioje automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje. Ir iš ties jisai nori įsikurti Jonavoje Žemaitės gatvėje. Žemaitės gatvė ten, kur yra dabar įrengta ir veikia vis dar automobilių stovėjimo mokama aikštelė. Ta mokama aikštelė, kuri aptverta, yra saugoma, ir už kurią žmonės moka pinigus ir jie saugo savo turtą, mašinas ar kitas transporto priemonės. To aikštelė žadama įkurti tą prekybos centrą. Kitaip tariant, tos aikštelės savininkas parduoda tą savo turtą, atsisako savo verslo ir perspektyvoje išnekamasi, kad ten galėtų pradėti veikti, bet tas pradėtų veikti, tai reikia pasakyti, kad šiandien per diskusijų stalo aiškėja data, kad yra arba galėtų būti 14 metai, na, o žinot, planus dažnai koreguoja krizės, Europos situacija, investicijų galimybės ir panašius dalykai. Tai jeigu viskas vyks panašiais tempais, savivaldybė tikrai tik taip stengsis, kad tas projektas įvyktų ir prisidėtų ir tuo pačiu projektu verslininkai žada prisidėti prie mūsų infrastruktūros pagerinimo, tai dėl to mes būtent ir deramės nuolat, tam sudaryta ir mano potvarkių darbo grupė, kuriai vadovauja mero pavaduotojas Remigijus Alsauskas. Tai mes ne prieš, kad tikrai tas prekybos centras čia atsirastų, bet mes sakom, kad prekybos centras atsiranda, prapuola automobilių stovėjimo aikštelė, mašinas vis tiek reiks kažkur statyti, tai reikia padaryti tų tokių kaip vadinamų kišenių, kurios gal galim matyti Birutės gatvėje, kur mašinos tiesiog ne pačioj gatvės važiuojamojo daly, bet užvažiuoja, sakykime, į tas kišenes ir gali pasistatyti. Reikia ten susitvarkyti ir asfalto dangą, ir reikia įrengti ir dviračių takus, taip kad yra tokių kosmetinių svarbių darbelių ir mes prašom, kad prekybos centras, kuris nori investuoti Jonavoje ir kurti darbo vietas, prisidėtų prie tų darbų atlikimo. Tai panašu, kad iš šios dienos pokalbių ir šios dienos susitikimo, kad susitarimas įmanomas ir po susitarimo, jeigu jisai bus pasiektas galutinai kitą savaitę, bus pradėti ir taryboje bus inicijuotas sprendimas dėl specialaus didžiųjų prekybos centrų išdėstymo plano pakeitimo, vėliau seks detalusis planas, vėliau investuotojai projektuosi savo prekybos centrą, numatys eismo srautą, kaip įvažiuoti tą prekybos centrą, kaip išvažiuoti, kaip sureguliuoti žmonių perėjimą per gatvę ir panašius dalykus. Tai tokie dalykai spręsis per 12-13 metus ir finale 14 metų turbūt vasarą, taip jau prekybos centro atstovai šneka, galėtų atsidaryti tas prekybos centras. Tai iš to matyt galim turėti naudos ir prekybininkai, ir mes kaip rajono vadovai, rajono gyventojai, kurie stengiasi susitvarkyti savo aplinką. Aišku, atsiras ir keblumas dėl automobilių statymo, bet kol kas ta situacija, na, matyt, galvosim, kaip tai spręsti ir kaip ją keisti, kad visi galėtume savo mašiną statyti saugiai ir bent jau būtų sudarytos tam galimybės. Pasak mero, galbūt šioje vietoje galima būtų įrengti pramogų parką, boulingą ar kitą poilsiavietę, tačiau į raginimus ir kvietimus statyti norinčių neatsirado. Nors ir raginu, ir kviečiu, ir prašau, ir siūlau, kad galėtume pradėti ir tą boulingą statyti, bet matyti, kad planas ir galimybės tam nėra. Tada žiūri, o kasgi ką nors nori apskritai statyti. Tai nieko apart turbūt prekybos centro per paskutinius metus neatsirado norinčių jokio nepastatyti. Kitaip tariant, nei viešbučių, nei parko, nei ten kokios kitos paskirties, ne prekybos patalpų norinčių statyti neatsirado. Tai ir dilema čia tokia, jeigu prekybos centras sako, mes norim ateiti pas jūs ir investuoti 6 milijonus rajone, ten duoti darbo statybininkam ir finaliai darbinti iki 15 žmonių, ten kur dauguma iš jų būtų kasininkai arba kasininkais. Tai, na, sakyti, kad ne, mum ačiū, to nereikia, bet kažkaip tai neišeina. Tai
natūralu, kad norėtųsi galbūt, kad būtų tas paslaugų spektras platesnis, kad nebūtų vien ta prekybos centrai, nes jų čia yra tiek daug. Kita vertus, aš kažkaip nedrįščiau galvoti už prekybos centrus, bet jie matyti irgi mato savo konkurentus už 100-200 metrų ir kažkaip tai vertina matyti savo galimybės konkuruoti, o kur konkurencija visą laiką pigesnės ir geresnės sąlygos vartotojai. Tai jeigu jie tikrai ateina ir mato, įsityrę rinką, jie galvoja, kad tų prekybos centrų yra daug, bet jie vis tik ateina čia, nors konkurentų tikrai apstu, tai matyti, kad jie tikrai pajėgus konkuruoti arba pasiūlyti kažką naujo ir privilioti tą klientą. Tai galbūt rajono gyventojams tai tikrai nėra pats blogiausias dalykas ir manau, kad pozityvus dalykas, bet gal norėtųsi, aišku, kad būtų kažkas kito, gal norėtųsi picerijos, gal norėtųsi ir bowlingo ir dar kažko, bet tokių norinčių tą daryti ir statyti neatsiranda, kaip ir bepraš, nors ir raginami yra kai kurie verslininkai, bet tokio noro nėra. Galų gale mes esam numatę dar ne vieną vietą, kur galima tokiam dalykam įrengti, tai kol kas esam stadijoje ir ieškom susitarimo su tuo, kas siūlo bent jau kažką miestui.